Sveiki visi, mano vardas Edvinas Liujma. Šiandien jums parodysiu, kaip žmonės uždirba pinigus internete ir net labai didelius. Tai bus pirmas mūsų uždarbio būdas bei pirma kompanija, kurią jums parodysiu. Trumpai papasakosiu apie kompaniją Banes Broker. Kompanija, gaudama mūsų investicijas, investuoja į reklaminį plotą internete, dar kitaip vadinamą akluoju tinklu. Kompanija rinkoje yra jau 3 metai. Kompanija jau yra ne vienas milijonierius, peržengęs $1 milijono ribą. Plačiau apie šią kompaniją galite sužinoti užėję investiciniai.lt puslapį. Šiame video jums paaiškinsiu ir parodysiu, kaip žingsnis po žingsnio uždirbti pinigus su šią kompaniją. Tai nebus sunku, jums reikės išklausyti šį video ir atlikti viskas, kas rodoma. Tad pradėkime. Pirmiausia, pasižiūrime, ar nuoroda gerai įvesta. Tai yra, ar po slešo matote slapyvardį, jis būtinas atliekant registraciją. Toliau spaudžiame registruotis ir užpildome visus laukelius. Įrašome savo vardą. Pavardę. Susigalvojame niką. Slaptažodį. Atkreipkime dėmesį į slaptažodį. Jis turi būti ilgesnis nei 8 simboliai. Turi turėti vieną didžiąją raidę ir tik vieną skaitmenį. Pakartojame slaptažodį, kad būtų be klaidų. Įrašome savo veikiantį elektroninį paštą. Telefono numerį. Pasirenkame savo šalį. Viską užpildome ir spaudžiame Next. Toliau perskaitome taisyklės, susipažįstame su jomis, uždedame žemiau esančią varnelę. Ir spaudžiame žalią mygtuką. Toliau įvedame patvirtinimo kodą, kurį matome, ir vėl spaudžiame žalią mygtuką ir mūsų registracija bus baigta. Dabar prisijungime prie susikurtos sąskaitos. Aš jungsiuosi prie savo, per kurią jau dirbu. Įvedame elektroninį paštą bei slaptažodį ir spaudžiame žalią mygtuką. Prisijungę matome pagrindinėme puslapį svarbę jums nuorodą. Tai jūsų referalinė nuoroda, su kuria galėsite kviesti kitus žmonės, draugus, giminės, artimuosius. Tada matome įvairias naujienas, vykstančius seminarus, pristatymus, gyvus susitikimus su kompanijos vadovais bei kita. Ką tik prisijungus reikia baigti pildyti informaciją. Spaudžiame Account ir Personal Information. Ir čia įkeliame savo paso kopiją bei gyvenamosios vietos patvirtinimą. Jį galite gauti iš banko, paprašius sąskaitos išrašą. Toliau svarbus dalykas, norint pradėti užsidirbti pirmus pinigus, tai investicija. Turite nuspręsti, kiek norite investuoti. Kaip ir visiems senai žinoma, kuo didesnė investicija, tuo didesnis pelnas. Norint investuoti, spaudžiame Purchase Pancakes. Pats pirmas, patariu rinktis standart mokestį, jis kainuos $15 per mėnesį ir siūlau imti bent jau mėlyną paketą, tam, kad iš jūsų investicijos būtų naudos. Pasirenkate paketą, pažymime jį vienetu ir spaudžiame pirkti. Pabaigiame visą procesą pirkimo ir paketas jau mūsų sąskaitoje. Jums galėjo nepasisekti nusipirkti paketo, nes dauguma pamiršta pasipildyti reikiamą sumą pinigų e-walletą, dar kitaip vadinama elektroninė piniginė. Tad rodo, kaip tai padaryti. Spaudžiame Fund e-wallet, tai yra pridėti lėšų. Čia matome įvairius papildymo būdus, tai banko pavedimas, Visa arba Mastercard kortelė, Paizos, Editorius Pay bei kitos. Renkame jums visų labai gerai žinomą Paizą.
įvedame mums reikalingą sumą, patariu veskite daugiau, nes kaip matote atskaičius mokesčius, kad pakaktų likučio apmokėti pirkiniui. Sistema mus nuveda prie Payza sąskaitos, suvedame duomenis ir apmokame. Payza tai tokia sistema kaip ir PayPalas. Jei nežinote, kaip juo naudotis ar kažkas neišeina, ieškokite kitų mano video apie mokėjimo sistemas. Arba užeikite į investiciniai.lt, tenais bus viskas aiškiai paaiškinta, kaip naudotis Payza bei kitomis mokėjimo sistemomis. Spaudžiame Account ir Upgrade. Toliau svarbu žinoti, jog nesibaigus 45 dienom jūs galite savo paketą pakeisti į didesnį. Po šio laikotarpio to padaryti jau nebegalėsite. Toliau spaudžiame Team. Čia matome visą informaciją apie mūsų žmonės, kurie užsiregistravo po mumis. Tai jų kontaktai, vardas, pavardė bei šalis. Šie duomenys skirti pasikonsultuoti su savo žmonėmis, paklausti, kaip jiems sekasi verslas. Toliau norint savo verslą praplėsti bei gauti daugiau pajamų, siūlau nusipirkti papildomai panelių. Spaudžiame Purchase Panels. Jų spalvos bei kainos skirtingos. Pasirenkame, kiek ir kokių panelių mes norime. Tarkim, 5 geltonos, 1 violetinė, 2 mėlynos. Paskaičiuojame, kiek pinigų mums reiks ir perkame. Baigiame pirkimą bei prieš tai pažiūrėkime, ar turite wallet piniginėje pinigų. Toliau, kaip valdyti ir prižiūrėti investicijas, tai spaudžiame Manage Inventory ir With Panels. Jūsų paketinės panelės yra su užrašu Complimentary. Jas būtinai palikite ant 100% ir investicijos, kitaip jūs prarasite jums labai reikalingą trafiką, dar kitaip srautą. Visas kitas panelės, kurias pirkote, nustatykite ant 50%, tai reiškia, kai panelė užsikraus pilnai, pusę uždarbio gausite į savo wallet piniginę, o kitą pusę liks toliau dirbti. Su uždirbtais pinigais galėsite pirkti booster, įsigryninti ar dasipirkti trafiko ar panelių. Čia matome, kiek booster kiekvienai paneliai reikia. Jis pagreitina panelės ciklą, tai yra panelė greičiau įsikrauna ir taip mes greičiau gauname pinigus. Boosterį patartina naudoti tik nuo raudonos panelės, kitaip jums neneš pelno. Čia matome, kiek turime boosterių, čia matome, kiek galime paleisti panelių. Jei jums rašo 0, tada reikia paleisti didesnę panelę, kad sistema leistų paleisti 2 žemesnės. Tai toks principas. Paleidus didesnę panelę, po to galite paleisti 2 mažesnės. Nusipirkus panelę, jos iškart dar nepradės dirbti. Norint, jog jūsų panelės dirbtų, jums reikia turėti trafiko. Jis yra kelių rūšių, tai organinis, pardavimų trafikas, o visų populiariausias yra trafiko paketai. Žmonės nenorėdami kviesti kitų partnerių, tiesiog nusiperka trafiko paketą. Vienas trafik paketas kainuoja $50 ir jį nusipirkę turėsite kiekvieną mėnesį tą pačią dieną pirkti. Nusipirkę daugiau nei vieną trafiką per mėnesį, jūsų narystė automatiškai virs premium, tai kainuos $100 per mėnesį, bet užtat galėsite pirkti neribotą kiekį trafiko. Nusipirkę trafiką turėsime jį paskirstyti skirtingoms panelėms. Tai darom užėję į Traffic Bank ir pasirinkame Manage Traffic. Šiuo metu pas mane nėra laisvo trafiko, o kai jūs nusipirksite trafiką, jums rodys į čia. Jūs turėsite uždėti varnelę ir paspausti mygtuką sutinku. Ir tada visą trafiką apskaičiuodami, kiek jums jo reiks ir kur jo reiks, išdalinti panelėms. Kai visą paskirstysite, užsideg žalias mygtukas, paspausite jį ir trafikas bus paskirstytas. Toliau einame, kur jau ir buvome, tai Manage Inventory ir With Panels. Čia matome šone, kiek paneliai reikia trafiko, kad jį būtų aktyvuota. Jei tiek turime, spaudžiame ant panelės. Jei jums neleido aktyvuoti, tada atidžiai pažiūrime į šiuos 4 langelius, ar bent viename iš jų yra pakankamai trafiko. Nepamirštame nustatyti, ar naudosime visą trafiką, ar skirtingus 2 per pusę. Šiame apatinėme langelį matome, jog galima paleisti dar 4 panelės.
Kai paleisime 4, daugiau jų nebeliks. Tada turėsime paleisti vieną violetinę, tai yra vieną didesnę panelę, tam, kad galėtume paleisti vėl dar daugiau geltonų. Tai daroma tam, kad žmonės dirbtų su įvairiomis panelėmis, o ne tik su geltonomis ar kitomis. Kitas svarbus dalykas yra tas, kad ką daryti, jei turime per daug geltonų panelių ar kitos spalvos ir sistema nebeleidžia mums jų aktyvuoti. Tai tiesiog jas galima surulapinti. Tai yra iš 3 geltonų padaryti vieną violetinę, ar iš 3 violetinių padaryti vieną mėlyną ir taip toliau. Taip galima, nes panelės yra viena už kitą 3 kartus brangesnės. Tai rodau, kaip tai padaryti. Spaudžiame Manage Inventory ir pasirenkame Rule Up Panels. Pasirenkame 3 paneles, pažymime jas varnele ir spaudžiame Rule Up. Ir taip gauname vieną didesnę. Šiuo atveju gavome vieną mėlyną iš 3 violetinių. Sekantis ir prieš paskutinis etapas būtų tai įdėti savo reklamą į kompaniją. Kągi jūs iš to gausite? Tai tiesiog jūs taip galėsite prisitraukti daugiau partnerių iš viso pasaulio. Reklamą kelti prašo ir pati kompanija, todėl geriau nepiknaudžiaukime. Rodau, kaip tai padaryti. Einame į Campaigns, tada spaudžiame mėlyną mygtuką, pasirenkame Blend Network ir užpildome savo informaciją. Jei turite nuosavą puslapį, įrašykite jį. Jei ne, tada galite įkelti čia šią ar kitą kompaniją, kurioje dirbate. Tai rašome kompanijos pavadinimą. Tada pasirenkame kategoriją, tarkim Business. Tada pasirenkame, kiek norime skirti šiai reklamai taškų. Juos galima pirkti, bet tai nepatartina, nes aktyvuodami panelis jūs automatiškai gaunate šių taškų impresionų. Tada įrašome adresą savo puslapio. Tada pasirenkame šalis, kuriuose norime matyti reklamą. Tarkim šią bei šią. Ir spaudžiame Next. Toliau pasirenkame banerį, tai reklamos tipą ir spaudžiame patvirtinti. Štai ir viskas. O va čia matome, ar aktyvi mūsų reklama, kiek lankytojų užėjo, bei kita informacija apie mūsų puslapį. Na ir kad nereikėtų jums atsukinėti video ir ieškoti, ką praleidote ar pamiršote, tam padarysiu jums santrauką. Tad iš naujo pakartojame. Pirmiausia, prisijungiame prie puslapio su šia nuoroda, referalinė. Užsiregistruojame tada ir spaudžiame prisijungti. Toliau einame į Account ir Personal Information ir baigiame pildyti čia savo duomenis. Toliau pasipildome Wallet piniginę pinigais, paspaudę Fund a Wallet. Toliau turėdami jau pinigų perkamės paketą, spaudžiame Purchase ir Purchase pečkiais. Išsirenkame paketą ir nusiperkame jį. Toliau, jei norite nusipirkti papildomai panelių, spaudžiame Purchase Panels. Toliau, jei pirkote panelės, jums patartina jas iš karto aktyvuoti. Todėl einame į Purchase Traffic Pack ir nusiperkame vieną trafiko paketą. Jo pradžiai pilnumoje užteks. Tada einame į Traffic Bank ir paskirstame trafiką. Ir galiausiai einame į Manage Inventory ir spaudžiame View Panels. Ir aktyvuojame papildomai pirktas paneles, jei jas pirkote. Štai ir viskas, jūsų pinigai jau dirba,
toliau laikui bėgant išsiaiškinsit visus kitus niuansus bei smulkmenas. Galit pasikonsultuoti ir su Banners Broker darbuotojais, paspaudę help. Galite pažiūrėti, kaip sekasi jūsų žmonėms, kiek jie pirko panelių. Visus kitus dalykus, manau, jūs patys suprasite. Mano darbas buvo suteikti jums pagrindų šioje kompanijoje. Manau, tai ir padariau. Jei nesusisiekite su manim. Su jumis buvo Edvinas Liuima ir investiciniai.lt komanda. Iki greito.